Sveikučiai! Šiandien kepam kiaulienos šoninę naujų būdų. Prieš porą dienų tiesiog paėmiau druskos, padariau sluoksnį iš jos ir uždėjau pačią šoninę odą į apačią, kad jinai prasisūdytų ir padžiūtų. Kitą dieną šoninę tiesiog nupjoviau, nuvaliau sausai ir įpjoviau, kad prieskoniai geriau pasiektų mėsą. Tai naudojau druską, pipirus, česnaką, granuliuotas ir taip pat čili dribsnius ir šiek tiek dar egzotinių prieskonių. Traškios odelės išgavimui dar reikės šiek tiek aliejaus. Aš naudoju avokado aliejų ir kepsiu ant plokštumos. Šiandien kuriu kepsninę ir ją po truputį šildau, kadangi laukia labai šalta. Tai viskas turi įšilti labai pamažu. Prieš dedant šoninę į kamadą dar papildomai sausai nuvalau su popierium ir palaikau ją dar šaldytuve kelias valandas, kad kuo odelė sausesnė būtų. Kai jau kamadas įšyla, dedu reikalingus priedus, tai variantas B, jeigu nepavyktų apkepimas, įdedu dar ir ketaus groteles, ant kurių pakepčiau tiesiogiai. Jeigu viskas pavyks pagal planą, jų tiesiog neprireiks panaudoti. Kai kamado ir priedų temperatūra stabilizuojasi ir pasiekia apie 150 laipsnių, dedu ketaus plokštumą ir kepsiu ant jos mėsą. Tai šitas kepimo būdas labai pasiteisina kepant antienos krūtinėlę, paskutiniu metu kepiau ir kitokią mėsą ir turėtų gautis labai gerai. Dedu mėsą tiesiog ant šalto paviršiaus su trupučiu aliejaus. Toks kepimo metodas leidžia riebalams pamažu įšilti ir pradėti lydytis, bet kadangi dedu ant odos, tai ten to riebalo pradžioje labai mažai, dėl to naudojau aliejų. Kepsninės temperatūrą stengiuosi palaikyti ties 150 laipsnių. Kai ketaus plokštuma įšyla, išsiskiria papildomai riebalai iš pačios šoninės ir labai svarbu, kad oda turėtų gerą kontaktą su plokštuma, todėl laiks nuo laiko tiesiog ją pajudinu, pasukioju tam, kad keptų tolygiai. Kai jau viskas tikrai įšyla, leidžiu temperatūrai šiek tiek pakilti aukščiau, tai apie 160-170 laipsnių. Kepant tokiu būdu ir lėtai tikrai gaunasi geras rezultatas, tai odelė po truputį pokši ir jinai pasidaro traškesnė. Tikrai įdomus variantas. Kartu dar bekepant, mėsa gauna ir dūmo, kvapo ir skonio, nes įdėjau rūkinimui pagaliuką. Tai galima tai daryti, galima ir nedaryti, jeigu nereikia. Bet kai mėsa pasiekia apie 70 laipsnių Celsijaus ir oda jau paskrunda, dėsiu ją toliau į foliją. Kodėl dedu į foliją? Tai kad mėsa toliau nesausėtų ir tiesiog jinai pasitroškintų labiau, nes odelė yra pilnai iškepusi, ją paliksiu atvirą, o tuo pačiu mėsa turi dar pakepti, nes šoninės vidinė temperatūra turi pasiekti virš 90 laipsnių, geriausia apie 95 galutinę. Tai mėsą dedu į kelis sluoksnius folijos. Jeigu turit storesnę foliją, tai gal užtektų ir vieno sluoksnio, bet tiesiog padarom tarsi tokį laivelį, kur susikaupia išsiskiriantys riebalai ir sultys ir mėsa po truputį troškinosi, o oda lieka atvira. Toliau dedu į kepsninę ir kepsninės temperatūrą apie 160-170 laipsnių palaikau. Oda dar toliau truputį pakeps, bet mėsa troškinsis. Norint, kad šoninė būtų skani ir sultinga ir išsilydytų riebalas, taip pat jungiamieji audiniai, reikia, kad jos temperatūra pasiektų apie 92-96 laipsnius ir tai užtrunka tikrai nemažai laiko. Abu šitie etapai užtruko apie 2 valandas, gal 2,5. Įvairios šoninės esu iškepęs tikrai labai daug ir įvairiais metodais. Tai turbūt yra mėgstamiausias mano daiktas kepti kamadę po vištienos. Šiuo atveju tikslas buvo išgauti visų pirma traškę odelę, tai tas pavyko puikiai, gal šiek tiek jinai truputį kietoka mano skoniui, bet tikrai puikiai gavosi. Kas nėra iki galo gerai, tai kad apačia truputį pasvilo, reikėjo kamado temperatūrą šiek tiek palaikyti mažesnę arba dėti deflektorių. Tačiau kaip toks kepimo būdas, sakyčiau, kad labai pasiteisino ir tikrai dar kartą bandysiu taip kepti. Siūlau pabandyti, jeigu jums patinka traški odelė.
tačiau rekomenduočiau rinktis ne jauno paršelio mėsą, o paprastą šoninę. Skanaus ir iki kito karto.